Sveiki Žiburio žinių žiūrovai. Šiandien, kaip ir kiekvieną penktadienį, su jumis ir vėl Žiburio žinios. Šią savaitę žinias su manimi ves Marius. Sveiki! Bet tai tu ne Marius. Kaip tai ne? Mariau, kaip tau sveikata? Puikiai. Kamilė, kas gero įvyko šią savaitę mokykloje? Na, iš tiesų, mūsų gimnazijos mokiniai turėjo galimybę užsiregistruoti į prezidentų rinkimus. Kažką girdėjau, bet sklinda gandai, kad niekas neužsiregistravo. Tavo tiesa. Registruokitės, galbūt jūs tapsit mūsų gimnazijos prezidentu? Beje, Kamilė, ar žinai, kad šią savaitę vedė klausimėlį? Noriu šią savaitę paklausti, gan aktualaus klausimo visoje mūsų gimnazijoje, visose Prienuose netgi. Ta prasme, žmonės, ar jūs jau buvot atrakcionuose, karuselėse, ar matyt, kokie ekstremalūs dalykai atvažiavo į Prienus? Linai, ar buvai atrakcionuose, karuselėse? Mano gyvenimas jo nuolatinė kančia. I don't have fun. Tai tu nebuvai karuselėse ir nematei tų ekstremalių, neturi ekstremalių tų potyrių, pojūčių, visokių nepatyrė. Jūsų žemiški malonumai manęs netraukia. Ar buvai tu atrakcionuose, kurie tarp kitko netoli nuo tavo namų? Taip, be abejo buvau. Buvai ir kokie atsiminimai? Fantastic, galėčiau pasakyti, kasdieną einu po mokyklos, nes ten labai vilioja visokios šviesos, muzikos ir panašiai. Pačius karuselėse nebuvau, bet buvau nuėjęs pažiūrėti. Buvai prie jų. Nu jo. Ir vis tiek tu patyrei tą ekstremalumų jausmą, ne? Jautei? Jo, žiaurius ekstremas ten nueiti, vien pažiūrėti yra žiaurius ekstremas. Vien prie to traukinuko, nepastai? Jo, prie to, kur sukasi ratu. O tu, Pauliu, ar? Buvau nuėjęs, bet į pačias nejau. Kodėl neėjęs? Labai baisiai atrodė, pasijutau kaip vaikas. Ypač tas traukinukas baisiai labai atrodo, kur tas traukinukas, jis neaišku, kur nuveš, ne? Jo, jis gali į Narniją, nežinau, kur jis ten. Į Pragarą ten. Manau, kad jeigu jis greitai suktųsi, tai keliautume laiku. Norėjau, bet neleido tėvai. Taip, buvau. Na, aš žiūrėjau iš šalies, kaip viskas. Žiūrėjai iš šalies, o kodėl nebuvai pats ten? Bijau aš. Labai atitinka mūsų, ten yra tas tokia ir nepraėjau. Per žemę, ar ne? Jo, ten pasaulinio lygio, tai mums ten per stipru. Brangu labai. Vien tik stovint šalia jau. Jo, adrenalinas sukyla jau. Man buvo net 3 kartus reikėjo į kelnes pasikeisti, kol žiūrėjau, kaip draugas supusi ten. Taip. Bet neapsilankys ir neplanuojat apsilankyti daugiau? Ne. O ar žinojot, kad yra jūs? Jo, žinojau. Spėjau. Tai kodėl nebuvot patys? Nežinau, nebuvo laiko. Orai prasti. Jo, orai prasti, nebuvo laiko. Tai kodėl neužsukai? Labai šaltas vėjas ir bijau susirgti. Bijai susirgti tik dėl to, o nebaisu tau tas pats adrenalinas? Turiu nuo vaikystės tokių baimių, žinot. Važiavai su tuo traukinuku ir jis nukrito nuo bėgių? Ne, jis man važiavo per greitai. Ir jis mane taip paveikė. Žinot, gal kada nueisiu, kai bus gera nuotaika su Kamilė. Ar lankėtės Prienuose esančiose karuselėse? Jo, breakdance. Ir žiauriai faina. Vos neapsivėmiau. Tai ar patiko? Jo, aišku, patiko. Tai kokie dar potyriai, kokie atsiminimai? Susitrenkiau galvą. Vos neapsivėmiau, taip. O tai tik vieną kartą lankėtės? Jo, aš du. Ar buvote jau Prienuose karuselėse? Ne, bet filmuotojas sakė, kad labai nuostabu ir didelis ekstremas. Per kitko mes su operatorium buvom ten. Taip. Ir labai gailėkitės, nes iš tikrųjų žiaurus ten tokie ekstremalūs pojūčiai. Ta prasme, turėtumėte jūs išbandyti. Jo, jeigu kada nors dar atvažiuos arba turėsim progą, tai būtinai su Arūnu. Ačiū, Kamilė. Kamilė, ar žinai, kad šią savaitę mūsų mokykloje vyko išorės veiklos vertinimas? Ne, tačiau žinau, kad vieną iš vertintojų pakalbino mūsų ekspertas Domantas. Norėčiau jūsų paklausti, kaip sekasi dirbti mūsų mokykloje? Sekasi gerai, ačiū visiems, kas sudarė sąlygas, ačiū mokytojams, kad priima į pamokas, ačiū jums mokiniams, kurie esate geranoriški, mandagus ir paslaugus. Sekasi gerai, dirbam savo darbą, tiesiog kliūčių, iš principo jokių nėra. Na ir kokie įspūdžiai mūsų gimnazija? Atvažiavus į svečius tikriausiai reikia sakyti, kad įspūdžiai yra geri, bet kadangi vertinimo filosofija sako, kad mes turime pamatyti, kas yra gerai ir taip pat pamatyti, kas galėtų būti tobulinti, tai yra, kad tai nustačius būtų galima mokyklos veiklą patobulinti, kad mokiniams šioje mokykloje būtų dar geriau,
Na tai mes turime, aišku, žvelgti ir tam tikras tendencijas, ką galima būtų tobulinti. Na tai mes matome ir juos. Aišku, viena, kad jūsų mokykla turės turėti bent 10 dalykų, kuriuos mes tikrai išskirsime. Ir praktiškai didžiąją dalį iš jų turime jau identifikavę, kai kuriuos jūs juos puikiai žinote. Ir iš pamokų tikriausia bus didžioji dalis iš tų 5 tobulintų veiklų, tai yra iš pamokų bus. Tai jų dalį turime taip pat. Bet šiandien jau paskutiniosios, pamokos rytoj tikriausiai bus. Dabar esam pasižiūrėję apie 105 pamokas, neformalio ugdymo būrelius ir klasės valandėlės iš viso. Tai yra pakankamai daug. Ir galima daryti tam tikras išvadas. Ir tendencijos matosi. Ačiū už reportažą. O dabar reklama. Kamilė, ką tu čia darai? Dirbu, Domantai. Jau pavargau. Ai. Bet ar žinojai, kad šiandien mums prasideda atostogos, Kamilė? Nežinojau, Domantai. Ačiū, kad pasakei. Būtinai pailsėk. Būtinai pailsėsiu. Gerų atostogų, Kamilė. Ir tau, Domantai. Kamilė, žinok, vakar buvo Akropolį, Zarui, susitikau Eveliną su Auguste, jau tiek patarimų davė. Aš matau, nebūtų jos mūsų mados kritikės. Vaikštom su Evelina po mokyklą, ir mes tiesiog, žinokit, pakraupę, kaip jūs rengiatės. Todėl šiandien duosime 5 patarimus, kad pataisytumėte savo stilių. Pirmasis patarimas. Visą laiką nusifotografuokite prie veidrodžio, pasidalinkit Facebook'e, būsit ne tik madingi, bet ir populiarūs. Patarimas numeris 2. Nenešiokit mokykloje akinių, gi ne vasara. Patarimas numeris 3. Nešiokite pėdkelnes mokykloje, nes čia ne gatvės. Koridoriumi eikite pasitempę ir išsitiesę, kaip podiumu. Ir paskutinis patarimas. Nešiokite uniformas ir būsite gražūs kaip mes. Deja, žinios eina į pabaigą. O dabar komercinis pasiūlymas. Pirmokai, šiandien 5, nevėluokit. O visi gimnazistai 7 valandą ateikite į diskoteką. Sveiki. Lukai, noriu O, palauk, kas tu? Telika? Tetava? Yes. Gal norit kam nors linkėjimus perduoti? Tau, mama, dėkuoju, kad tu esi. Ačiū. O ar yra dar tos karuselės? Nežinau. Nežino niekas. Yra turbūt, bet dabar, kadangi lyja, tai nėra. Bet šiaip yra. Bet šiaip yra. Bet lyja, todėl nėra.